Hei jau, žinau, kad ilgai nedariau tų vlogų ir nemanau, kad darysiu, bet dabar galvoju, pafilmuosiu kaip savo mėgstamiausią sriubą verdu. Nors jau pradėjau ryžius ir morkas. Nėra lengva judėti, kai viena koja yra sveika. Va. Kita ir. Vien žodžiu. Palaukite. Dar taip. Nieko negaliu pafilmuoti. Bet tai gerai. Sėdu tom energijos neįkvoji jokios, kad paeitum. Nu, tik aišku, sunkiai. Jau pavažiuoti ta prasme, su viena, nepasispirsiu su viena koja. Bet šiek tiek pajudėti įmanoma. Ai, tapkę palikau, prisiminiau. Atiduok tapkę man. Šiandien žiūriu Aistelo streamą. Nu, pasidėčiau, bet blemba. Reikia pabandyti ten su. Ojojoj. Oi. Nežinau, man čia sunku. Pala. Išvažiuoju kažkur. Liuk, tai dabar matai. Tai va. Kas sako, kad savim aš negaliu pasirūpinti, galiu. Tik va, ryžiai verda. Morkai iškepenu, jie aišku, ne kaip atrodo, nes be aliejos kepiau, bet ant silpnos ugnies. Kaip man gerai bus, tai jau bus išvirę pienuko, dabar įsipilsiu pienuką, kad apsa, nu tokia kaip sriuba. Ir sudėsiu savo morkus kepintus. Na, žinot, taip aš ir tokį degėsiukas įmečiau, nu, bet gerai bus. Aišku, kodėl taip niekas nedaro, todėl, kad parodysiu, kodėl. Todėl, kad aš nutelos sasyba, atvirkščiai žodis, bet nutelos dėsiu, nes čia mano sriuba, aš tokia susigalvojau. Ir aš neskubu virti ant silpnos ugnies, vis tiek išverda viskas, tik ilgiau laukti reikia, bet skubėti ir nereikia niekur. Kas mes? Triušiai? Ne, mes ne triušiai. Čia, aišku, keptuvę. Va, čia paliek švarį keptuvę. Mama, kai kep su riebalais, paliek riebalino keptuvę. Fu, kaip nekenčiu. Neišplaunu niekadaus. Ir prisitaško. O aš kai kepu, nieks neprisitaško, tik prikrent morkų.
Tai va, žinokit, dabar... Oi, dabar galiu nuimti jums iš padangių. Aš taip ir... Toks mano gyvenimas dabar ir ant vežimėlio. Nežinau, ar girdėjot ar ne, bet nusitraukia, išjungia netyčia. Bet karšta kaip, jo lovai gulint, nėra taip karšta. Kodėl aš tu galvojau kažką daryti? Taip, dėl mano kojas, jūs niekada nežinot apie tą mano koją, kas čia buvo, kaip kas. Tai va, susilaužiau vieną kartą, privažiuočiau prie langų. Pabandysiu pašokinėti, nebandysiu, nes aš žinau, kad aš negaliu. Nežinau, ar matysit. Palaukit. Ten, prie garažiuko, vienu žodžiu. Prie to garažiuko. Nežinau, matos, nematos, tikriausiai, kad ne. Kaip yra garažas, per pusę, duris, prie vienų durų atidariau, atsistojau, parvažiavau su tokiu motobirka, žinot, 3 ratų, toks traratis vienu žodžiu. Parvažiavau ir galvoju, įsivaryti tą garažą, atsidariau garažo duris, atsistojau, galvoju, laukiu, kol atsisuks man galvą. Palaukiau kokią minutę, pastovėjau, galvoju, eisiu, suksiuos. Kaip tu sukiesi ant vienos kojas, ne? Tai aš irgi ant vienos sukausi ir buvo trakšt, kaip dakšt. Ir nukritau, galvoju, susiėmiau, kas šauksiu, bet apsistai žiau, aplinkui nieko nėra, skaudėti neskaudu, tai galvoju, kam aš šauksiu. Tai vienu žodžiu, įsivariau ant kilienų tą savo motobirką, peršliaužiau prie durų, paskambinau. Į duris, kad ateitų kaimynai, atėjo, iškvietė greitąją, vienu žodžiu, buvo gerai. 4 mėnesius praguliau slaugui, parašiau tą knygą. O gal aš pasakoju, gal jūs viską žino. Bet nežinau apie antrą kartą, kad ta koja sugijo beveik. Ant bėgimo takėlio ėjau ant lėčiausio, man atrodo, kažkam pasakau, nesvarbu. Ir nukartau ir sulūžo dar kartą, bet kitoj vietoj. Tai dabar gijo, į plokštelę dėjo, nepriėmė, pradėjo pliuoti. Jo, žinot, rodžiau, man atrodo, Instagramą keliau. Bet įdėjo vėliau į Lizarovo aparatą tą geležį aplinkui koją, kur yra. Ten vėl pliet pradėjo, nepriėmė kažkas. Tai išėmė išvis, tai sako, nieko mes nebegalime padaryti. Ieškok pagalbos kitur, kreipkis į kitus specialistus, nes mes jau nebežinom, ką daryti. Tai važiavom su mama į Kauną, ten kreipiamės. Gijos klinikas tikrai labai faina klinika, ten privažiuoji, atsidaro automatiškai duris, nereikia neįvartiniek. Gerai, nesvarbu. Pasakė, į magnetinį rezonansą, žiūrės, ar kojai nėra tam kaulė, nėra infekcijas. Jeigu ir ten dar kažką ten darys, vienu žodžiu, jau čia ne man žinot, bet vėl sulipdys ir dės į Lizarovo aparatą vėl. Sako, o kam išėmė tas gricius? Sako, gerai buvo viskas. Bet
matomai pradėjo pliut, bet dabar man reikia laikyti ją, negaldyti, nes pats kaulai nėra sugiję. Tai negaliu parodyti, tai mano koja dabar tabaluoja, pliuk. Tai dabar. O taip va ir leidžiu dienos, guliu visas dienas, nieko ir neveikiu. Tai gerai, kad va toks Aistela ten padarė 48 valandų streamą. Tai bent yra ką žiūrėti. Pastoviai nežiūriu, vis tiek išjungiu nakčiai, nes negaliu žiūrėti, nepamiegu, kai ir jums. Kaip mano šukuosena, graži. Nežinau, man irgi jinai labai graži. Dabar jau ataugo, tie plaukai buvo. Lenukai. Tai Liepos 29 važiuojam į Kauną. Ten į magnetinės. Blemba. Papkai pamesu. Čia jums nesimatys, aišku, bet turite pasikliauti manimi. Aš savo lėkštę asmeniškai daug visi dėsiu dabar ant pusos katilo, nedaug tų. Įsidedu kremą, bet taip, man patinka saldžiai. Ne visuomet, iš tikrųjų, ne visuomet. Na ir šilta. Reikia pieną dedėti į šaldytuvą. Bus reikės to pat vieną. Opa! Kaip man čia arčiau praeiti. Kažkaip ne taip reikia kažkaip kitaip švartuotis. Jau arčiau nebeina. Bet tokia spalva taip skaniai atrodo. Oi, palaukit. Pieno mažai galėjo daugiau, bet, ir kaip ir. Nusprendžiau užtat šiandien pasirodyti jums. Aišku, jums niekam neįdomu, bet man įdomu.
Ладно. Nu, užtenka jau čia bus išvira. Čia, bet tiek nedaug tų ryžių atrodė kračiau, bet išpurpo tai taip nevaikiškai. Kur samtis? Mama, o kur padėjo, bet vėliau turėjo kažkur neišsivežė gal namo. Neėjom, ten nepažiūrės. Nieko, įpilsim taip. Gal neprapilsim. Biškiu taškosi, bet tiršų įdėkim, kraukim. Va, matot, kaip pasidariau. Labai gerai. Aš pasidaryti viską galiu, tik kartais nenoriu, gal tinka. Kvepia kaip skaniai. Žinau, tikrai niekas taip nevalgo. Ai, man kaista nagnės. Posėdyk man stalo. O, taip. O mama dabar yra su žvaigždute Šventojoj. Aš nusipirkau, bet aš tikiausi, kad prieš pusę metų, kai bus prasveikus koja, galėsiu palikti į antraukrą ir taip toliau. Bet kur tam teko mamai vienai važiuoti. Nu, ką padarysiu. Ne visada būna viskas gerai, ne? Nu, bet dabar jau neturiu. Ai, kur pasidėti jūs? Reikia tą geležinį pasiimti. Gerai, kad čia padėti netoli. Galiu paimti. Bet svorio nėra, tai gal nukris. Ui, tas, kas turėjo nukrito. Kokinima čia yra šaukštas. Leckų, jums aišku, nerodys, kaip parašyta. Aišku, kad čia nuknisau iš ligoninės. Niekam nesakom. Nebepriims manęs ten niekas, jeigu sužinos. Karšta. Bet skanumo tai labai skanu. Gal užtenka jums befilmuoti?
Nu, jaučiu. Tai susitiktum, tikrai nežinau kada, nes aš neketinu grįžti į YouTube. Gal grįšiu, bet taip, nežinau, nieko aš nežinau, nieko nesakau.